Sveiki, ką atvažiavom vėl į Mornį kalnus. Radom naują maršrutą, 14 km. Maršrutas parašytas sudėtingas. Kopti reikės 3 ar 4 viršūnės. Aukštai, biški brecha. Oras toks drėgnas. Vakar matyti irgi čia lyjo. Biški brūzginai tokie. Nu nieko, kaip nors užlipsim. Pafilmuosim, paskraidysim. Nu pamatysit tada. Praėjom kilometrą, atėjom kažkokios vandens saugyklos. Vandens saugykla. Kol kas toks kelias nelabai įdomus. Nežinau, čia iš vis tvora užtverta, kaip čia praeiti reikės. Bandysim kažkur perlipti. Nu, tokį vandens saugyklą. Bet čia vasarą pasimaudyti galima. Nu, ką bandom praeiti. Gerulis dar biškį per mišką reikės paeiti. Tai šiandien viską matysim ir kalnų, ir miškų, ir vandens. Tik tai kokių nesutiks gyvūnų, ble, baisių, ir viskas bus gerai. Čia keliam 3 kilometrą. Blecha, priėjom į pažįstamą vietą. Čia buvom prieš kokius 4 haikus. tą pačią takelį ėjom biškį. Nu dabar kažkaip turėsim sukti maros biškį per aplinkui. Oi, sunkiai bus, įtariu. Ten kaip ėjom jau buvo nelengva. Dabar iš vis reikės 3 kalnus lips kažkokius. Dar priulizė tokia blecha. Gerai, kad batai neperšnukami. Blecha, pavargom. Navigacija vėjus rodo. Ėjom, blecha, kažkur palei upelį, paskui palei žolį, į kalną. Vėl išlipom į normalų takelį, kur kažkada ėjom. Iš tikrųjų galėjom iš karto eiti normalių kelių.
Dabar, bля, visi šlapi, pavargom. Nu dar laukia, bля, iššūkio nemažai. O, bля, prasideda, bля, purvinai. Reikės kopti per purvus. Jau prieš matį. Padaėjom iki sienos. Dabar reikės lipti tą kalną, kur už manęs 620 metrų parašyta aukštis. O įlipsim į tą kalną, nusileisim, tai paskui dar 2 viršūnės. Pačia aukščiausia man bus 700 kažkiek metrų. Iš viso bus 3 ar 4, dabar negaliu normaliai pasakyti. Nu nieko, kiekvienam kalne, gal po 10 droniuką biškį paskraidysiu. Pažiūrėsim. O, bля, lipam ir, bля, galo nesimato. Bля, rūkelis koks. Jauriai. Dar tik pirma viršūnė. Dar 3. Nežinau, kaip atlaikysim. Ką, užlipam į viršūnę, biškį užkansim. Ar skanu? Škasim. Rūkas koks toj pusėj. Žopa. Mes varysim ten į tą pusę. Irgi rūkas, bet turėtų nusileisti ir varyti į tą kalną irgi sekantį. Ką, užkandom, einam toliau. Biškį maikoną persimovė, nes visas šlapės buvo. Ir kažką galvoti su tą kuprinę, blecha. Tos kuprinės visą nugarą šlapė. Nu, labai prakaituoja, blecha. Kaip reikia sunkiai lipti. Nu, blės, tai sausainis. Gerai, ble, toks rūkas užėjo, nežinau, kaip mes kelią rasim. Nu, net kalno nesimato, kur reikia lipti. Nu nieko, kaip nors. Žalai, kaip čia nepagrįsti. Nu ką, nusileidom nuo vieno kalno, ten kur už manęs. Buvo 650 metrų. Nu, dabar, opa, į šitą. Kur už manęs 702 metrai. Karočiai reikės lipti. Nežinau, kaip ten, gal neišeis, ten nieko nefilmuosiu, nes ten blecha rūkas toks župytė. Nu, žiūrėsim, kas bus už kito kalno. Kad biškį pailsės, prisėdom. Trečdalį kalno užlipom, biškį pavargom. Nu ką, antrą viršūnę pasiekta, 702 metrai. Pavargom. Nu nelabai dar pavargom. Dar 2, kaip nors įveiksim. Blecha, gaila, kad rūkas. Nieko nesimato normaliai. Čia krūvelė, reikėjo akmenuką atnešti. Nu ką, varom toliau. Skaitis turėtų būti.
Pražingsėjau 7 km pusę nustatyto maršruto. Nu, normaliai, nesakyčiau, kad labai sunkiai. Oras biškai prasigidrėjo, tas rūkas dingo. Biškai pagerėjo matomumas. Gal žiūrėk ir saulytė dar pasirodys. Nu ką, dabar įlipam į tą, kur už nugaros. Ir paskui kažkaip rodo eiti link ten tos pusės. Bet man rodos, mes ten kažkada buvom. Ten labai jau toks, sunkiai, blecha, lipt bus. Nu, mes nelipsim ten. Nu, lipsim, nelipsim. Nu ką, iki pamatrysiu trečią viršūnę, blecha. Ble, vaizdai tokie neblogi. Karočiui, nežinau, kaip pasakyti, reikia Zuikiui, kad blecha reikės dar lipti į 2. Karočiui, 2 pasirodo pačias aukščiausias lipdinam, ten kur iš galo. Užmuš mane 800 metrų, karočiui, be. Nežinau, na. Kaip čia bus, arba iš šono gal apeiti, bet tada bus nesąžiningai. Nu. Bet mes ten lipom jau už praeitą haiką, kada buvo irgi blogas oras, lipom nuo to kalno, nuo to, kur už nugaros, taip pafilmuosiu. Bet ten žiauriai apasniai. Ėjom kažkokį trolių namelį, pafilmuot, kas čia viduj. Egi nieko čia nėra įdomaus. Gal prišikta kažkaip. Iš bėdos galima pasidėti. Nu ką, dabar palei tavarelį reikia eiti į apačią ten. Nežinau. Ką, liko paskutinis iššūkis. Tas kalnas, blecha, didelis, 800 metrų, karočiui, viršų. Reikės lipti, ten bus 2 viršūnės, bet jas tam pačiam lygiai. Karočiui, tam praeinam. Ir viso, paskui apačią ir link mašinos jau. Būsim įveikę 4 viršūnės. Blecha. Nu ką, pradedam kopti, na. Palei tą tvorelę. Ir į viršų. Čia kelias į viršų, pizdet stačiai. Gal, pusę kalno užlipau. Nahui. Nežinau, kaip iki viršaus reikia daryti. Nu kažkaip, ten nieko nepasiduosim. Nu ką, užlipau. Užlipom, tą rūtą kažkur užlipom, ble, tą kalną, čiut ne 800 metrų.
Tuoj parodysiu kalnus, kur šiandien, per kurią šiandien lipam. Čia vat, vienas kalniukas, antras kalniukas, trečias kalniukas. Ir dabar, kur stovim ant šito kalniuko. Oho. Kempingėlis, kas norės atvažiuoti iš toliau. Ką, praėjom beveik 14 km, čia pusė liko iki mašinos. Ką, maršrutas toks ne iš lengvųjų. Iš pradžių prasidėjo toks nelabai įdomi, taip ėjom kažkaip. Bet paskui reikėjo įveikti 4 viršūnės. Ten mes jau aprašėme, kokio aukščio buvo. Buvo iššūkis neblogas. Gaila, kad iš pradžių rūkas buvo. Rūkas buvo nelabai matėsi viso grožio. Biškai paskraidėm su dronu. Nu, gut, bet aš jeigu eičiau be navigacijos dabar biškai pakeičiau maršrutą. Kitokį įdomesnį galėčiau praeiti. Nu. Ką, kitas iki susimatysim jau kažkur po geros savaitės, gal už pusantros. Skrisim į Korsiką, biškį ten aplankyti lankytinų vietų. Sako, ten labai dideli kalnai, gražus takai. Praeina pats pavojingiausias pasaulyje haikinimo kelias, pats pavojingiausias, pats gražiausias. Bandysim apeiti vieną segmentą ar du. Praeiti, pasižiūrėti, gal rudenį bandysim nužygiuoti visą. Ten 188 km. Reikėtų jau kokių 3 savaičių su palapinėm. Ką, jeigu jau dažiūrėjote iki galo, tai palaikykit, pasubscribinkit. Nu, galite parašyti kokį komentariuką. Iki sekančio. Bye.